Sveiki, vaikučiai. Šiandien aš jums papasakosiu apie kavinę Papūgos, vaikučiai, Papūgos, vaikučiai. Nors mano visos apžvalgos tik tais konkrečiai apie maistą, bet šią apžvalgą norėjau pradėti būtent taip. Manau, ne vienas iš jūsų nustebsite pamatę kavinėje, kurioje renkasi žmonės dienos pietų, laisvai skraidančias papūgas. Panašiai pasijutau ir aš su draugais užsukęs į šią kavinę pavadintą Papūgos. Patiekalų pasiūla meniu nemaža, tad padarome užsakymą ir vėlgi prižiūrimi papūgų, po to sėdame prie stalelio. Draugas, matydamas, kaip aš vis žvalgausi į virš galvų praskrendančias papūgas, mane nuramino. Būk ramus, papūgos ne balandžiai, skraidydamos nesituština. Šįkart nesiplėsiu ir netarinėsiu kiekvieno patiekalo atskirai. Trumpai pasakysiu, kad kavinėje kainos kaip valgykloje. Ir jei gerai pamenu, už 3 kepsnius plus 3 gėrimus draugas sumokėjo 27 eurus. Tad jei kada būsit netoli šios kavinės, rekomenduoju užsukti čia dienos pietų. Ir būtinai, jei turit, pasiimkit čia vaikų, jiems čia tikrai patiks.